turiu dukrytę ir tarp jų nemažas metų skirtumas, lygiai 20 metų. Ir kada jau dukra paaugo, aš pradėjau svajoti, kad visai dar norėčiau vaikų. Ir ne iš karto, porą metų reikėjo pasistengti, rasti priežasčių, nes jau netaip lengvai ir pavyko. Svajonės liko, o galimybės kažkodėl neatsirado. Ir tikrai buvo labai džiugu, kai po 2 metų staiga atsirado teste teigiamas brūkšniukas. Ir labai gerai atsimenu tą momentą, kada nuvažiavau, apsilankiau pirmas vizitas buvo pas gydytoją ir skambinu vyrui ir sakau, viskas gerai, apie 6 savaitės, bet sakau, yra toksai vienas netikėtumas. Jisai klausia, koks? Sakau, ten yra 2. Ir labai gerai atsimenu tyla ragelyje. Sakau, po kiek laiko, sakau, tu mane girdi? Girdžiu. Buvo tas, kad, tas toksai, toks susivokimo laikas. Nes paskui, kai susitikom namie, tai abu dalinamės tuo įspūdžiu, kad kaip 2, iš kur 2, taigi giminiai nieko nėra. Bet taip atsitiko. Jeigu taip jau visai atvirai, tai 2 išėjo per tos 2 metus ir buvo ieškomos priežastis. Ir kaip aš sakau, 2 ir grįžo. Vis tiek susirado mane ir atėjo. Jau man buvo virš 30, kad gali kilti kažkokių nesklandumų. Tai iš pradžių gal buvo toks nesusipratimas, galimybė, kad gal po pirmo karto nesėkmingo, kad gal kartais tai būna, bet jau po antro nesėkmingo karto tai ir mano emocinė būsena pablogėjo. Ir jau tada kreipiausi pas gydytojus, kad galbūt, kaip čia kažkas gal ne taip, nes viskasgi buvo gerai, ašgi turiu vaiką. Tai buvo rasta, sakykime, vieno hormono daugiau, tai ir besigydant, geriant vaistukus tam hormonui pamažinti ir atsitiko tas džiaugsmas. Pasibeldė mūsų revoliucionierius Jonukas, greičiausiai dėl to, kad jų padėtis buvo ypatingos. Jie buvo ne vienas šalia kito, jie buvo vienas ant kito. Ir Jonukui matyti jau buvo nepatogu. Ir jisai pasibeldė, jam skaitėsi 32 savaitė, Benui skaitėsi 33 savaitė. Kaip taip yra? Taip jau nėštumo metu, besitiriant, kadangi jau aš buvau virš 35, tai jau reikėjo apsilankyti pas genetikę ir buvo nustatyta, kad jų yra savaitės skirtumas. Visi visą laiką klausė, ar tai kažkaip dirbtinai, ar jūs darėte, nieko nedarėme, bet kaip supratau vėliau iš literatūros, kad vyresnėm moterim kartais taip atsitinka, kad subręsta kelios kiaušialąstės ir gali būti skirtingų metų ir taip išeina, kad jie gyvena atskiruose nameliuose ir netgi atskirų laikų, taip gaunasi. Tai gavosi 32 savaitės ir 33. Tai pirmas buvo Jonukas, jam natūraliai plyšo maišelis ir mes taip atsidūrėm ligoniniai, o Benukas nesuprato, kas vyksta. Jam buvo viskas patogu. Jisai savo gulėjo ant nugarytės, kojytės, rankytės išskėtės ir jisai kaip ir neplanavo, dar norėjo pabūti pilvelėje. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko ir jo gimimo rodikliai, tai iš tikrųjų Jonuko buvo geresni negu Benuko, nes jam reikėjo atlikti keletą procedūrų, kad jisai gimtų, reikėjo apversti, reikėjo prapjauti. Tai jisai šiek tiek pritruko deguonies ir jo rodiklis Apgar buvo šiek tiek žemesnis. Bet aišku, Jonuko situacija buvo sudėtingesnė. Jie iš karto abu buvo išnešti į reanimaciją ir pajungti prie deguonies, prie matavimo aparato, nes jie vis tiek buvo per maži. Benukas gimė 2200 gramų, Jonukas 1800 gramų. Tai tokie, nors labai sėkmingi, kaip mums sakė, pagal laiką ir pagal svorį, kad jau sėkmingi neišnešiotukai, bet neišnešiotukai. Mes atėjom aplankyti į reanimaciją, labai džiaugiausi, kad jie, dabar suvokiu, kad jie gulėjo ne inkubatoriuje, jie gulėjo tokiam lizdelėje atviram, tik virš jų buvo šildymo lempa, kad temperatūra būtų apie 37, tai buvo 2 zondai deguonies ir maitinimo. Slaugytoja pasakė, pataisykim jiem lizdelį, kas irgi labai gražiai skambėjo. Ir kas paims? Ir aš žengiau žingsnį atgal už vyrų. Aš išsigandau, aš bijojau ką nors padaryti ne taip, nes jie buvo tokie nedideli, tokie maži.
Ir labai džiaugiausi ir savo vyras pasakė, aš nebijau. Jis taip ir pasakė, aš nebijau. Ir kai jisai paėmė ir aš pamačiau, kad viskas gerai, viskas vyksta taip, kaip turi būti. Tada aš jau išėjau iš nugaros ir irgi paėmė antrą vaikelį ir jie pataisė jų lizdelį ir atgal juos sudėjo. Iš tiesų aš labai stresavau. Kai trečioj paroj aš atėjau pasitirauti, kaip jiems sekasi, mama sako, pasižiūrėkit. Ir aš žiūriu, aš nieko nesuprantu, aš matau tą patį lizdelį, tą patį šildymą ir aš nesuprantu, kaip jiems sekasi. O man vyras sako, pažiūrėk. Sakau, ką, nieko nematau. Deguonį atjungė. Ir aš nesuprantu. Ir man jisai suprantu, kad pas mane tiesiog šoko būsena, jis man taip vos ne taip jau patys kvėpuoja, kad maždaug suprask. Tai buvo jau džiaugsmas. Ir tada, kai jie patys kvėpavo, mes pervažiavom iš karto pačią dieną į neonatologijos neišnešiotukų skyrių. Bet jau gulėjom kartu, iš karto, tai, taip su kitų mamų patirtim, tai jau aš galėjau džiaugtis, bet aš tuo metu negalėjau džiaugtis. Man buvo viskas neramu kaip mamai, kad tik pasisektų, kad tik viskas būtų gerai. Jau 10 metų. Netikėtai, ganėtinai greitai, nors tam kelyje buvo daug ko. Galima sakyti visko. Dar būnant pilvelyje, genetikai pradėjo įtariai žiūrėti į mažesnį vaisių. Vis atsimenu, kaip sakė, ateisit po mėnesio, tegu jis ten auga. Tegu jis ten vejasi brolį, labai greit pasimatė, kad 2 berniukai, tegu vejasi brolį. Ir su ta laiminga mintim mes augome pilvelyje, bet nuo 25 savaitės pastebėjo, kad vis dėlto yra skirtumai, fiziniai skirtumai ir jau pradėjo tarinėti, kad gali būti koks nors sindromas. Ir tuo metu genetikos skyrius gavo 4D echoskopinį aparatą. Ir mane pakvietė, nes nėštumas nebuvo sklandus. Man grėsė persileidimas beveik visą laiką, kadangi greičiausiai dėl to, kad jie buvo vienas ant kito. Labai spaudė apačia ir buvo daugiau mažiau gulimas režimas ir plus mane labiau stebėjo. Dėl to tokio ne klasikinio, sakykime, dvigubo nėštumo. Ir aš pagulėdavau patologijos skyriuje dėl įvairių priežasčių. Ir tada mane pasikvietė, sako, mes gavom aparatą ir kaip tik dabar yra apmokymai vyksta, ar jūs sutiktumėt? Aš sutikau, nes jau norėjau galbūt sužinoti, kai visada tas smalsumas, kas ir kaip. Ir tas aparatas iš tikrųjų pastatė mane prieš tokią tiesą, kad Jonuko sveikata yra, jo padėtis yra sudėtingesnė ir rimtesnė negu įprastų vaikučių. Netgi pasakė, kad mes nežinom prognozės. Viskaip gali būti. Ir kadangi su kitu vaikučiu viskas buvo gerai, aš papildomų tyrimų nebesidariau. Kokiam nors sindromams išaiškinti ten vandenų tyrimą. Tai jau tiesiog nebesidariau, nes nebuvo prasmės, nemačiau prasmės. Mane tuo metu labai palaikė vyras. Sako, žiūrėk, tiek savaičių išgyvenu ir toliau auga, viskas bus gerai. Nesvarbu, ką sako gydytojai, o mes galvokim, kad viskas bus gerai. Tai buvo tikrai labai svarbu, nes labai norėjosi, kad viskas būtų gerai. Tai kai jie gimė, todėl pas mane gal ir buvo tas didesnis stresas. Aš nežinau, kaip bus. Gimė. O kas dabar? Taip, su dauginėm ydom, vienas vaikutis visiškai sveikas, kitas su dauginėm ydom. O kas toliau? O kaip? Kompleksinė negalia, tai, sakykime, buvo vienas inkstas tik išsivystė ir jau tai matėsi nėštumo metu. Širdutė, jisai yra dešinė širdis, pasislinko. Sakykime, vietoj to inkstuko už tai atsirado papildomo 6 pirštuko ant kiekvienos rankos. Ir tai kalbėjo apie kažkokį galimą sindromą, bet negalėjo nustatyti, sakykime, nėštumo metu. Bet prognozės buvo įvairios. Dėl to, kai gimė ir galvoju, kas toliau. Ir dar prie viso to, kas man buvo sudėtingiausia ir jam, tik gimus, tai 2 lūpos trūkis ir 2 gomurio trūkis iki pat gerklų. Tai iškart kilo klausimas, kaip valgyti, kaip maitintis.
Nu ir vat ir su tokiais iššūkiais mes atsidūrėm neonatologijos skyriuje. Tai labai džiaugiausi, kad vaikučiai kvėpuoja patys. Tik tai buvo dar silpnas tas rijimo refleksas, dėl to buvo zondukai. Ir labai gerai atsimenu, kaip mus treniravo ir prašė kiekvieną dieną didinti pieno dozes. Labai gerai šitą atsimenu. Ir mes, mamos susirinkusios valgykloje pavalgyti, aš labai gerai pamenu, kad man labai bandelių norėjosi. Gal dėl to, kad ta laktacija atsirado. Kažkas gyvenime nemėgau bandelių, bet ėjo visos dabar bandelės, kokios būdavo, ir dar prašydavo atvežti bandelių. Ir mes prie tų bandelių bendraudavom taip, kaip kas laikosi. Kam aparatai pypsi, kam pienas nesigamina, kas negali miegoti, nes kažkoks yra, sakykime, pas vaikučius problemos. Ir buvo tokia, toksai draugiškas vienas po kito palaikymo ryšys. Bet tiek ir buvo, kiek mamos vieną kitą palaikydavo, pabendraudamas. Grįžome namo ir išlaisvėję, aišku, nes ligoninės režimas nusiėmė, kas tikrai nebuvo lengva. Ir su nauju iššūkiu, kas toliau. Periodas, turbūt metų bėgyje, buvo sunkus. Sunkus, nes vaikai du, galima sakyti, reikia stipresnės priežiūros. Net gydytoja pasakė šeimos, kad jūsų vaikutis sunkus, jūs sakykite, ko jums reikia, aš jums išrašysiu visus siuntimus, su intencija, aš neprižiūrėsiu tokio sunkaus vaiko, domėkitės patys. Viską, ko jums reikia, aš pasiūlysiu. Tai aš priėmiau kitokį sprendimą, aš pakeičiau kliniką. Į mažesnį šeimos kliniką ir atėjau irgi su nerimu, ar jūs priimsit mus. Mes tokie, šiek tiek sunkesni, šiek tiek kitokie. Ir labai apsidžiaugiau, kai mus priėmė ir ten prasidėjo pažinimo kelias, ko reikia, kiek reikia. Tiesa, kažkur po 1,5 mėnesio pabuvimo namuose už auginimo pagal valgymo, pagal režimą, vis dar buvo išlaikomas svorio auginimo režimas, prasidėjo mūsų kelionės ir į ligoninę. Nes nežinojom, nesužiūrėjom, pas Jonuką prasidėjo inkstų uždegimas, vienintelio inkstų uždegimas. Ir mes stipriai gydėmės toj pačioj ligoninėj, tik kitam aukšte. Vėliau pradėjo kartoti šlapimo takų infekcijos ir kadangi jie buvo mažiukai, tai Jonuką visada priimdavo iš karto į ligoninę. Kadangi visa struktūra vaiko kitokia, tai nieks nerizikavo ir mus guldė. Tai mes ganėtinai daug pagulėjom ligoninėse. Dar sugebėjom pasigauti visokias virusinės bendros aplinkos ligas ir vėl į ligoninę, tai sakykime, metų bėgyje mes ligoninėje buvo pažįstami visiems. Kad pajausti, sakykime, jis gimė su daugybiniam fiziniam ydom ir, aišku, raidos sutrikimu. Tai jam vėliau raidos centre nustatė vaikystės autizmą ir mišrų raidos sutrikimą. Jisai nekalbėjo, nesuprato žodinės informacijos ir buvo visada labai smalsus ir savarankiškas. Jis neturi judėjimo negalios ir jis turi begalinį smalsumą gyvenimui. Mums lengviau pasidarė, kada gerų žmonių dėka atsirado Jonuko fondas ir aš iš karto puoliau ieškoti jam pagalbos. Ir kai įsijungė komanda specialistų ir mes pradėjom ritmingai, rutiniškai dirbti, tai kažkur mūsų gyvenimas tikrai palengvėjo su Jonuku nuo 7, o su Benuku nuo 5 metų. Benukas tiesa, sakykime, tipinės raidos brolis, jisai jau gal su juo buvo lengviau kažkur nuo 4. Sumažėjo tų vaikiškų ligų ir kažkaip viskas vyko sklandžiai. Su Jonuku palengvėjo, galima sakyti, nuo 7. Jis irgi išaugo tas ligas ir aš labai gerai atsimenu, kad kai 3 kartą atsidūriau tais pačiais metais reanimacijoje dėl plaučių uždegimo ir iš nevilties atsimenu klausiu, sakau, kada tai baigsis, kiek gali būti tas dežavų, kiek aš jūs galiu čia matyti, sakau. Ir reanimatologas, reiškia, vaikų gydytojas man sako, pažiūrėkite mane, aš vaikystėje iki 5 metų visą laiką sirgau plaučių uždegimu. O pažiūrėkit, užaugau vyras ir dar galiu gydyti. Ir aš galvoju, aš tikiuosi, kad ir man tai bus. Ir iš tikrųjų tie žodžiai įsipildė. Išaugo, ačiū Dievui, išaugo tas silpnasias savo imuniteto pusės ir tikrai serga žymiai mažiau. Plius mes turėjome korekcinės operacijas. Sutvarkėm veiduką, sutvarkėm rankytes.
Ir puolėm dirbti. Nu, tikrai galiu pasakyti, kad darbo įdėta daug. Ir šiai dienai aš labai didžiuojuosi savo vaikais. Labai žaviuosi savo Jonu. Jis turi vidutinį klausos sutrikimą, prikurtimą, bet pas jį yra unikali muzikinė klausa. Jam labai patinka muzikuoti. Jis išgirsta melodiją, kuri jam patinka, ir jisai pasirinkęs klavišinius instrumentus. Ir jis su savo sintezatorium namuose tol kartoja ir žaidžia su klavišom, kol jis atranda reikiamą tonaciją. Ir ritmas, ir melodingumas, viskas atkartojama. Jisai turi propriocepcinių, sakykime, sutrikimų. Jis yra šiek tiek nerangus, bet jam labai patinka šokti. Jam labai patinka šokti ir jis nei vieno nepalieka, kai šoka ramiai. Jis visus, kurie nejuda, visus pasikviečia padalyvauti. Ir prie to, kad jis nekalba, jis labai komunikuoja, jis labai yra jautrus. Ir jeigu prieš 10 metų mums sakė, kad neturėkit daug vilties, tai dabar mes ir aplinkiniai neturim daug vilties ramiai pabūti. Nėra nei vieno žmogaus jo aplinkoje, kurios neįtrauktų vienaip ar kitaip. Stiprybė atėjo palaipsniui, iš patirties. Iš tų visų ir nelinksmų patirčių. Bet kadangi jos visos baigėsi gerai, gerai taip, kaip aš priimu, kad yra gerai. Ne taip, kaip galėtų būti, kas būtų, jeigu būtų, o taip, kaip yra, kaip susiklostė. Ateina tas gyvenimo džiaugsmas, kad iš to, kaip buvo ir kaip yra, kad yra labai gerai. Tikrai. Ir dabar aš labai gerai atsimenu Astos žodžius, kad viskas bus gerai. Tai reikėjo iš tikrųjų subręsti iki to. Turėjo praeiti tam tikras laikas, adaptacija, suvokimas, priėmimas, šlifavimasis, nes pasikeitė viskas. Vyrui teko išeiti iš darbo. Aš kardinaliai pakeičiau savo profesiją nuo sakykime, aukštų pareigų vadovaujančių. Aš tapau tiesiog paprasta pardavėja ir tuom džiaugiausi. Džiaugiausi galimybę išeiti iš namų, galimybę dirbti, nes Jonukas su savo negalia neleido mums grįžti į paprastą ritmą. Mes turėjom prisitaikyti. Visą tai kainavo mūsų resursų, buvo visko, buvo stipraus nuovargio, kai atrodo jau viskas. Kai galva kirbėjo, nebegaliu. Bet tada atėjo pagalba, nes buvo mintis, jeigu aš negaliu, tai gal man kas nors gali padėti. Ir kai aš pradėjau galvoti ir ieškoti pagalbos, jinai atėjo. Ir tai vėlgi buvo pagalba stiprybės ugdymui. Nes kartais tikrai būna, kad nebegali, tikrai labai sunku. Ir tai nebūtinai ta pagalba galėjo būti, kad atvažiuodavo senelis ar močiutė ir aš išeidavau tiesiog į kitą kambarį pabūti. Ar išvažiuodavau į parduotuvę pasivaikščioti, ar kažkur lauke prasieiti. Iki to, kad vėliau susiradau, Jonukas pradėjo lankyti dienos centrą ir jame teikia psichologinę pagalbą tėvams. Pradėjau lankyti užsiėmimus pas juos. Ir tas toksai paleidimas to viso tokio to streso, to visų rūpesčių, to viso nerimo, kuris tikrai kaupėsi, jis pradėjo lengvėti. Ir su tuo palengvėjimu ir situacijos priėmimu, kad yra gerai taip, kaip yra. Tiesiog pabūti čia ir dabar ir ateina tas laimės suvokimas. Labai ačiū Jums iš tikrųjų. Ir už tos prisiminimus, kurie kažkaip nuplaukė į praeitį. Ir už tas prisiminimus, kaip aš užaugau. Ir kai kartais aš suabejoju, tai iškyla tas, kad kokia aš stipri ir kokia mūsų šeima stipri. Ir kaip viskas yra gerai.